Tai prieš prasidedant video aš noriu pasakyti, kad visus linkus palieku description'e, jeigu nesuprantat, ką sakau. Bet aš manau, kad jūs tikrai turėtumėt suprast, ką sakau. Sveiki visi, su jumis čia yra Gamer Pro ir šiandien vesiu dar vieną tutorialą, kaip reikia pasidaryti Minecraft skiną ant legalios versijos, neveikiant Minecraft Pocket Edition ir Windows 10 Edition, tai veikia tik ant legalaus pirkto Minecraft svetainėje. Tai iš karto galime pradėti. Tai nueinate į Google, įsivedate Nova Skin ir Nova Skin Minecraft Skin Editor. Tada pasidarykite skiną, čia tai man išmetė bet kokį, tai aš tiesiog nieko nedarysiu, grinai tik tai sen parašysiu kažką. Va tokį padarysiu. Kažką va tokį. Žodžiu, supratot, ką norit, pasidarot savo skiną. Galite čia dirbti labai ilgai, galite labai trumpai. Bet aš, kad negaiščiau laiką, tai labai trumpai dirbsiu. Ir taip. Tai dabar jums reikia atlainti. Ir tada paspausti šitą. Tada jums reikia suvesti savo emailą ir panašiai, gmailą ir panašiai. Tai čia ne per savo kompiuterį darau, bet nesvarbu. Atsiprašau. Ir tuomet atsiprašau. Okay. Nu ir va, tada change your skin ir tada jau nueinate į Minecraftą. Aišku, galite jūs perimti tą Minecraftą čia, kad būtų biškį suveiktų. Nueinate čia. Lauksiu, kol užlaudins. Va, dabar biškį pasakysiu kalbą. Įsijungite Minecraftą. Nueinate į bet kokį pasaulį. Šiandien nesąmonė. Ir atrodyti kitaip. Tai, kaip matote, pasikeitė jūsų skinas ir galite padaryti tai su bet kokiu skinu. Ir atminkite, yra dar daugelį būdų pasidaryti skiną, bet aš pasirinkau Nova Skin jums parodyti. Ir iš tikrųjų yra labai paprasta. Tiesiog turite turėti legalų Minecraftą ir galite keisti savo skiną kiek tik panorėję. Tai taip, su jumis šiandien aš buvau Gamer Pro. Nepamirškite, aišku, pasidalinti su draugais, palaikinti ir, aišku, jeigu esate čia nauji, subscribinti. Taigi dar kartą sakau, su jumis šiandien buvo Gamer Pro ir viso gero.